Labas rytas. Šiandien skaitau Morkaus Evangeliją ir yra viena vieta, 5 skyriui, apie išgydymą. Penktas skyrius, 25 eilutė. Nuo 25 skaitau tolyn tiesiog. Ten buvo viena moteris, 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo. Ji nei kiek nepasitaisė, bet ėjo vis blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasispraudė iš minios galo ir prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji kalbėjo: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Tuoj pat kraujas nustojo jai plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi nuo savo ligos. Ir Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minią paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Jo mokiniai jam atsakė: matai, kaip minia tave spaudžia, o tu klausi, kas mane palietė, bet jis dairėsi tos, kuri taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį papasakojo visą tiesą. O jis tarė jai: dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami ir būk sveika nuo savo ligos. Mane tai labiausiai palietė ta vieta, dėl ko ir įrašinėjau iš tikrųjų. 28 eilutė, mat ji kalbėjo: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Jėzus sako, kad pirmiausia ieškokite dangaus karalystės ir kad visa kita jums bus pridėta. Ir esu kalbėjęs, kad visi fiziniai dalykai, mūsų norai, svajonės gali būti išpildyti ir vėliau, bet pirmiausia, mums reikia ieškoti Dievo valios ir jo dangaus karalystės. Ir iš tikrųjų dangaus karalystė tai ir yra Jėzus. Dangaus karalystė yra Dievas, Jėzus, šventoji dvasia. Dangaus karalystė yra Dieve. Ir realiai Jėzuje yra visa, kas geriausia, visi turtai, visa išmintis, visa sveikata. Ir kaip ta moteris, sako, pas visus daktarus buvus, visus pinigus išleidus, bet vis tiek viskas tik blogyn. Tai lygiai taip pat kaip ir aš, kiek esu išbandęs gydomų filosofijų, teorijų, kiek praktikų įvairių, kiek patirčių turėjęs. Ir iš tikrųjų dvasioj niekas negeryn. Truputį prašviesėja, praskaidrėja kažkas, bet išdidumas tas pats, užsikietinimas tas pats. Esminiai dalykai, kurie spaudžia, jie vis dar laiko. Ir man tiesiog atėjo toksai matymas, kad iš tiesų, jeigu bent paliesiu Jėzų, jeigu aš iš tikrųjų prisiliesiu prie jo tikro, jisai pagydys visas ligas. Sielos ligas, proto ligas, fizinės kūno ligas, tikėjimo ligas, netikėjimo ligas. Tai bet kokia netvarka, kuri griauna gyvenimą, bet kokia netvarka, kuri veda į tamsą, į mirtį, į destrukciją. Visi tie dalykai bus pagydyti, nuplauti. Realiai būsiu išgydytas, jeigu tik prisiliesiu prie Jėzaus. Jis yra toks galingas. Gal pagrindinė bėda, pagrindinė problema yra, kad žmonės per savo meilę šitam pasauliui, gyvenimui, per iš tikrųjų negebėjimą atsisakyti savęs, tai turiu omeny, kad savo senojo gyvenimo, per prisirišimą prie savo seno gyvenimo, draugysčių, darbų, planų, kad žmonės ir nepaliečia iš tikrųjų to Jėzaus apsiausto.
sako moteris, bent apsiaustą, ne jeigu paliesiu. Ar ne taip sakė? Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Jeigu bent paliesiu iš tikrųjų tai, kas Jėzaus yra, tai, kas yra ant Jėzaus, tai, kas yra su Jėzum, aš išgysiu. Dievo žodis. Dievo žodis. Jeigu iš tikrųjų bent paliesiu savo dvasia Dievo žodį, iš tiesų jį apčiuopsiu, taip, tarsi tą drabužį paliest ranka, sąlytį turėt. Tikrai pradės keistis dvasiniai dalykai. Ir to pasekoje sieliniai dalykai pradės keistis. Ir protiniai dalykai pradės keistis. Ir prasidės gyjimas. Ieškokite Dievo karalystės, ir jo jėgos, ir visa kita bus pridėta, tikrai. Toliau tam pačiam skyriuje Jėzus gydo mergaitę, kuri serga, ir paskaitysiu nuo 39 eilutės to pačio skyriaus. Nuo 38. Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus, Jėzus pamatė sujudimą ir garsiai verkiančius bei raudančius. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir verksmas? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės šaipėsi iš jo. Tada išvaręs juos visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Paėmęs mergaitę už rankos, pasakė jai, talita kum. Išvertus reiškia mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė, ėmė vaikščioti, jai buvo 12 metų. Jie nustėro iš nuostabos. Žmonės šaipėsi iš jo. Tada išvaręs juos visus, jis pasiėmė vaiko tėvą, motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Ir kartais mes būnam kaip ta mirus mergaitė, kurią reikia prikelti. Bet yra aplink žmonių, kurie netiki. Tas netikėjimas, tai ne tik žmonės gali būti. Gali būti mintys, kurios netiki. Gali būti įsitikinimai, kurie netiki Dievo jėga, netiki Jėzum. Maišo, sampratauja, kiša įvairias ideologijas, mintis. Ir šitaip atplėšia mus nuo Dievo jėgos, kuri mus gali prikelti. Ir ką Jėzus padarė, jos visus išvarė. Tai iš šito skyriaus 2 dalykai labai svarbus. Taip, jeigu mes bent paliesim Jėzaus rūbą, jeigu mes bent paliesim tai, ką Jėzus liečia, tai, ką Jėzus dėvi, ko Jėzus yra apsirengęs. Taip, žmogus yra apsirengęs rūbų, Jėzus apsirengęs rūbų. Kokiu rūbų Jėzus dabar yra apsirengęs? Šventumu. Jeigu mes paliesim bent Jėzaus šventumą, mes išgysim nuo visko. Mums reikia kiekvieną gražią dieną ieškoti Dievo šventumo. Per maldą, per jo žodį, įsijungti giesmes, giedoti, kur yra šlovinamas Dievas, ten negali būti piktųjų dvasių. Traukiasi, bėga tamsa nuo garbinimo Jėzaus. Ir antras dalykas, netikėjimas. Netikėjimas trukdo. Ir Jėzus sakė tai moteriai, kuri kraujoplūdžiu sirgo ir pasveiko, tarė jai 34 eilutė, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Tavo tikėjimas išgydė tave, o ne abejonės. Arba ne tavo kažkoks tai pritarimas man, ar prijautimas, kai būna prijaučiantis žmonės Dievui, bet tikėjimas. Tai kad tas tikėjimas augtų, mes turim išvaryti visą, kas kelia dvejonės. Visus tuos besišaipančius, besityčiančius. Čia žmonės paminėjo, bet sakau, mintis, aplinka, filosofijas, filmus, muzika. Kas tik gali liesti mūsų tikėjimą? Šalinti lauk. Ir nebūti tose vietose, iš tikrųjų nebūti tarp tų žmonių, nesimaišyti, kurie mažina tikėjimą. Tai tiek, ieškokim Dievo karalystės, ieškokim iš tikrųjų Jėzaus gyvybės, bandykim jį paliesti. Bandykim jį paliesti visaip kaip. Nes tikrai, kai tik prisiliesim, jis mus išgydys. Ir būnu maldoje, būnu šlovinime, jo buvimas ateina, nuskaistina vidų, tikrai jaučiasi, kartais net fiziškai jėgos ateina. Tai labai stipru, Dievas yra tikras ir nenustokime jo ieškoti, eikim pirmin,
ir žiūrėkim į jį. Ne į aplinkybės, bet į jį. Amen. Iki.